Labas rytas, draugai, o gal sakyčiau, Guten Morgen. Dabar yra Vokietijos laiku 7 valandos ryto. Oras šiandien nekoks, už lango lyja, bet gal tikiuosi visą dieną nelis. Šiandien dar irgi nebloga diena laukia. Keliausim į Prancūziją, vietinių vynų degustaciją. Tai va, nusipirksim gal vietinio to regiono vyno. Būtų įdomu iš tikrųjų parsivežt kažką iš to regiono, iš Prancūzijos. Tai va, tokie reikalai. O aš lėksiu gal pusryčiau. Čia kaip tikrai nėra tai blogai. Jeigu užgeri vynų ar kaip, tai tikrai nėra tai blogai. Nu, bet pradžia, kai išpakuoji iš pakuliuko, tai yra užmuša. A Vitaliks nieko. Kaip duonelės skonis. Kaip duonelės skonis. Tokia druskytė jaučiasi, tokia puri. Tokia malonu, labai. Ačiū, Labai tokia malonė. Nu, gerai. Kur tie sūriai? Atvažiuoja. Kietas comte rašosi. Tai tas smirdalius, tai šitas, ne? Šitas smirdalius. Jaučiu. Kieno? Münsterio šitas turi. Münster. Man tai tas smirdalius skanesnis. Oi, matot? Dieve, gaila neturiu mikrofo. Smirdalius. Va, o šitas. Nu va. O, Skanus. Nu va. šitas. Jo. Tikrai. Jeigu su vynu ar kokiu konjaku. Toliau netęsiu. Labai. Man tai čia jis tiktų su saldžia arbata. Kokią sūrį buvau užmiršęs. Taip, pelyje. Smirdantis sūris, bet jis labai skanus. Pelesinis, kai pradarai iš karto užkvimpa. Skanus man, skanus jum. Atvykom į mažą Prancūzijos miestelį degustuoti vynų. Fone Vogezų kalnai. Jie nėra aukšti, aukščiausias gal kilometras 400 kažkas. Driekėsi per kelis Prancūzijos regionus. Labai graži panorama. Tikros ąžuolo bačkos. Tarp ąžuolinių bačkų. Kvapas nerealus. Vien dėl kvapo čia apsimoka būt. Čia yra rūsiai. Visas brandinimas, fermentizacija. Eik, tu savo. Koks skanus kvapas. Ne, viskas, aš čia lieku ir aš čia pabūsiu. O ten toliau dar statinių daug. Pasaka. O Jėzau, Jėzau. Uh, 1614 metais, reiškia, buvo atidaryta ta vyninė, viena seniausių. Būsit Marija? Oui, oui. Ne, nu, aš pasakau, čia yra Marija. Marija. And so I am the 15th generation and I work with my father, the 14th generation and my sister. Jo, jinai yra jau 15 generacija. Įsivaizduojat, vat, kai pradėjo gaminti tą vyną, reiškia, generacija karta, supranta, karta. Jo, tai va. So it's still a family business and we work 20 hectares of vines. Jo, tai reiškia 20 hektarų turi, reiškia, vynogyno. Tai yra šeimos biznis, jinai dirba su seserim, čia, vat, nu, kaip 15 karta. And we work with organic and biodynamic, so it's a natural farming. Aha, nu, vienu žodžiu, čia, reiškia, dirba pagal tas naujas technologijas, kur, kaip pasakyti, be jokio užterštumo, ekologiškai ūkininkauja, va taip pasakysiu. Žaliasis kursas, žodžiu. Yeah. And we have 7 types of grapes, 7 sorts of grapes. Reiškia, yra 7 rūšis vynogių.
So we have a lot of white wine and only one red wine. Reiškia, daug yra balto, reiškia, vyno gaminama ir only one red. One red wine is Pinot Noir. Ir iš raudonų tai reiškia Pinot Noir. And so you have dry, half sweet or sweet wine, and also we make sparkling wine called Crémant. Yra, reiškia, putuojantis vynas, reiškia, vadinasi Crémant, o šiaip yra ir sausas, ir pusiau saldus, ir saldus, žodžiu, visokių rūšių. And we only work with oak barrels, like you can see here. Jo, ir jie, reiškia, naudoja ąžuolo statines, kur jūs dabar vat, kaip tik ir matote. They are from the 19th century and still used. Tos, reiškia, statinės yra nuo 19 amžiaus, kurios ir dar vat, naudojamos. And so you can see everything was made for here, so they are all different. And you can say that here 4,150 liters. All are different. Jos tos, reiškia, statinės jos yra skirtingos, jeigu jūs pasižiūrėtumėt, vat, kur užrašyti skaičiukai, reiškia, čia yra litrai surašyti, ne? Pagal talpą jos yra skirtingos. Ir pagamintos jos čia. Jo, ir pagamintos, taip. Patys gaminos. Patys gaminos. And now we have the wine from 2023, the vintage, inside, so it's in maturation. And we will put the wine in bottle this spring to have place for the new wine next year. You put it, I think, in bottles, yeah? Yes. For the moment it's in the barrel. And, kadangi dabar yra, reiškia, tuose statinėse, po to, reiškia, yra 22 metų, paskui supilstoma į buteliukus. And so we begin to put in bottle, and in August we need to have everything empty. Reiškia, rugpjūčio mėnesį, reiškia, turi būti viskas tuščia. To have to make the new juice inside. Kad reiškia padaryti naujas tas, reiškia, gintas sultis iš naujo. So the wine is during 9-10 months in barrel. Reiškia, vynas 9-10 mėnesių tuose statinėse. Tai čia va tos, reiškia, iš kartų į kartos kaip eina, reiškia, va čia pagaminta būtent prie tos Henrietės laikotarpį ir kaip tik jos vardas yra inicialas, čia kaip tik yra padarytas, H raidė, jeigu prieisit, pasižiūrėsit, Henrietė, ne, va čia, tai kiekvienos kartos, reiškia, atstovas, reiškia, naudojo, reiškia, vyną tuose. And it's really bigger because you have, for example, here 6,900 or 7,000, so it's bigger than the other. Reiškia, šitos statinės yra didesnės, nes matot, 6,900 litrų, ten ir taip 7,000 litrų, nei mes matėme tenais tas statinės. And the person who take care of the barrels go inside to clean the barrel. So you can have just a look here. Reiškia, turi įlysti tą kaip kokią pelė į tą vidų, ne, ir ten išvalyti tą statinę, kad paruošti ją. And he just clean with water because it's wood. So... kadangi čia yra medis, negalima naudoti kito dalyko kaip vandens. Tik tai vandenio būdu galima išvalyti statinės. And he put off sedimentation like this. It's a sedimentation with a gravity, and after with a hammer he put off this kind of sedimentation. Dabar ragausim vynus, atėjo vynų degustacijai. Trečią poziciją nuo viršaus gersim, tai kremantą. Gersime kremantą. Ragausim, žiūrėsim, kaip jos skonis. Kur 12 eurų, kur kainuoja 12 eurų butelį. Tai pažymėta.
Eikti gerti, klientą. Dar atneštų tokius brecelius, bet vokiškus brecelius, kadangi ta teritorija vis tiek. Šitie burbuliukai. Rūkštonas. Ir rūkytas. Jo, Teresai šitas pat. Kvapas įdomus. Patiko tau? Gal kas norite, aš negeriau. Brutas. Kremandal. Elsaso brutas. Leno turės. Nekas, tai žinokit, Brecelė atneša dar prie vyno. Šviežias. Rūgštybė. Rūkštybė juoda čia. Dantis Oi, koks gerumo. Tas regionas buvo Vokietija. Tai va ir netgi tie breceliai, tai yra vokiški. Nu, koks čia? Yra, bet ne toks Ten išpūsti visi. Čia žmonės supranti gal. Dabar degustuojam, ragaujam Pinot Blanc 22 metų derliaus. Ant stiklo irgi lieka. Ant stiklo irgi lieka. Nes natūrės. Jau skanus čia. Man tai pavydas į mamas. Mūsų vietai viską nusaugia pas mus. Nu ne, aš tai tokio negerčiau, dar nematai skaniai. Šitas? Man tai skanus. Va šitas va. Dabar mano rankose Rieslingas 2019 metų. Va šitas Pinot Gris Naturės 22 metų. O man jį per saldus. Skanus. Labai saldus vynas. Labai skanus. Ne, jisai nėra, kad labai saldus. Labai skanus vynas. Čiagi pusiau saldus? Pusiau saldus vynas. Labai skanus. Labai skanus. O, labai skanus. Nuo rūgščių vynų perėsim prie pačio saldžiausio vyno 2019 derliaus. Saldus vynas, aišku, jo ir kaina didžiausia. Virš 21 eurų butelis. Man per saldus. O, kokio skanumo vynas. Toks jausmas, kad padarytas iš razinų. Biški sūrį atsiduoda. Šiandien buvo tokie regioniniai vynai, kuriuos paragavome. Labai skanus nuo pat rūgščiausio iki saldžiausio. Po vynų degustacijos toliau važiuom į gražų miestelį Prancūzijos. Apsižvalgysime tenai ir keliausime toliau. What is it? So I have two cheese on the sample. This one is with nettles inside. Yeah. Okay. You know what it is? No, You are from Lithuania. Lithuania. Kopriva, Pokshiva, Kopriva, I think. Krapiva. Oh, okay. Yeah. Okay. And this one is aged 1 year and a half, and the name is Meule des Alpes. Okay. That's it. Okay. Merci. Merci beaucoup. Oh, very delicious. Bonjour. Very delicious, good. No problem. If you want.
kaip matėt iš mano kadrų, visas toksai viduramžių miestelis, bet jis visas spalvotas, nes realiai čia tik tai dabar padaryta, kiekvienas namas taip išmargintas, nors realiai viduramžiais čia buvo pilkas, pilkų tinku toks padengtas visas miestas, gal dabar dėl turistų, gal vėlesniais laikais kiekvieną namą taip va, visokiom spalvom išmargina, kas senoviai tikrai tokių nebuvo. Netoli gal už 12 km dar vienas prancūzų labai gražus miestelis. Kolmaras kažkaip taip vadinasi liktai. Senovinis irgi toks pilnas vokiškos architektūros. Realiai visiškai primena daugiau Vokietiją negu Prancūziją. Tai va, šiaip labai gražiai, kaip matot. Mano namų irgi tokia architektūra, vokiška. Gražus miestelis, kaip sakau, čia jau Prancūzijai pavasaris jau įsibėgėjęs, kaip maždaug pas mus toks balandis. Tai va, šiandien apsižvalgysime čia. O šitas va namo kampas yra labiausiai fotografuojamas Europoje. Čia yra toks apgriuvusių pastatų kompleksas. Tai šitame Kolmaro mieste už mano nugaros. Už mano nugaros o šitas labai įdomus namas. Jeigu skaičiuosim virš 100 galvų, ant jo yra ten išskirtinis namas negu visi kiti. Pasistatė namą žmogus kažkada, kitokį negu visi. Kaip ir absoliučiai bet kokia mieste, Lietuvoje, Rusijai yra tokie labai populiarūs traukinukai, kurie apveža aplink miestą. Toks tas Kolmaras, labai prancūziškai vokiškas miestas dėl savo architektūros. Dar užėjau į prekybos centrą, prisipirkau prancūziškų gėrybių, ančių pašteto, vietinės gamybos sūrio, kuris turi labai gerą įdomų kvapą. Ir dar kitokių sūrių, tuo kuo Prancūzija garsėja. Tai va, ačiū, kad buvot šiandien su manimi visą dieną. Nepabijok paspausti like, subscribe mygtuko ir iki kitų kelionių, iki kito karto.